Jeigu žiūrėti pozityvos, tai iš tiesų žmonės svarsto daugeliu atveju dėl žemų palūkanų, kurios yra bankuose. Atsiranda nauja pasiūla, kuri realiai atitinka šios dienos kliento pirkėjo poreikius ir bankai aktyviai skatina ir pradeda kompanijas daryti, kad tie, kurie nori pirkti, atsigręžtų į bankus ir sugrįžtų. Kitas iš tiesų neapibrėžtas klausimas, tai yra mokesčių klausimas, kuris susijęs pirkėjai su klaustuku galvoje, ar bus progresiniai mokesčiai ir dar kažkokie, kuris neleidžia iš tiesų pasiplanuoti ilgesniam laikui to pirkėjo pinigos rauto, kuris galėtų skirti būsto paskolai aptarnauti. Kitas dalykas - nedarbo lygis ir žmonių aiškiai kiekio mažėjimas. Galbūt tai nėra aktualu Vilniui, į kurį vis tiek visi važiuoja kaip į dar, kur galima rasti darbo. Ko gero tai bus aktualu antriniam, tretiniam miestui, kur tas migracijos lygis yra ne tik tai, kad išvažiuoja iš Lietuvos, bet dažniausiai išvažiuoja iš kokio tai miesto į Vilnių, ar ne? Taigi, turbūt efektas bus dvigubas antrinėse, tretinėse miestuose, kad ir emigruos į užsienį dirbti ir vis dėlto važiuos į Vilnių ieškotis darbo. Jeigu žiūrėti į tai, ką mes šiandien dieną turime, tai kaip ir anonsai būsimų įvykių, turbūt jūs ir patys puikiai sakat, žinot, kad greitų metų kovo 8-11 Kanuose bus MIPIM paroda. Gal kas nors iš jūsų ir važiuos? Ne? Tomas važiuos. Tai Tomas grįžęs iš tiesų papasakos, kaip atrodom, ką ten galim nuveikti, kaip mus vertina. Kiti renginiai čia yra nurodyti, jūs gal patys. Iš mūsų leidinių mes šiandien dienai jums pristatome mūsų apžvalgą, kuri yra Nordic viso regiono, į kurią įeina Baltijos šalis ir Skandinavijos šalis. Rasite savo CD. Spausdintoje medžiagoje turite Baltijos šalių apžvalgą. Taip, kad periodiškai mes jūs vis informuosime apie tolimesnius savo tyrimus ir pristatymus. Ir turbūt sekantis pusryčiai birželį. Lauksime sugrįžtant pusryčiauti. Kadangi Mindaugas anonsavo taip renginius, tai galvoju, neištversiu nepasidalinę savo įspūdžių iš praeito spalio iš Exporelio, kur iš tikrųjų kalbant su investuotojais ir pasakojant jiem apie Lietuvą, kokie procesai vyksta, tai pirmas padūsavimas būdavo: gaila, kad jūs ne Lenkija. Tai dabar esam truputėlį Lenkija, nes iš tikrųjų rinkimai rodo pakankamai aktyvų lenkišką elektoratą ir iš tikrųjų turim pakankamai daug politikų, kurie yra Lenkų tautybės, tai galbūt mes tai galim išnaudoti, atsižvelgdami į fantastišką Lenkijos sėkmę ir tos projektus, kurie vyksta Varšuvoje, Vroclave ir visose kitose miestuose. Tai čia tokia trumpa įžanga, o iš tikrųjų tai po tokio padūsavimo sekdavo ir tokios dvi prastesnės žinios. Pirma, tai sako, žinai, po visų šitų fokusų, kuriuos jūs padarėte su mažmeninės prekybos kritimu, su nuomos kainų mažėjimu, sako, tikrai labai sunku patikėti, kad pati rinka yra nuosekli, kad pati rinka yra tvari. Ir tokiam instituciniam investuotojam, kaip pensijų fondai, kuriem yra labai svarbus nuolatinis ir stabilus pajamų srautas, iš tikrųjų oportunistinės investicijos ir galimybė daug uždirbti iš vertės kėlimo nėra tokios patrauklios kaip oportunistiniam investuotojam. Ir antras klausimas būdavo: o Tomai, kažką girdėjau, kas ten pas jūs dedasi su nuomos sutartimi ir apskritai su nuomininkais. Tai šitas klausimas yra pasiekęs investuotojus, sakyčiau, tikrai pakankamai plačiai, bent jau tie, kurie domėjosi kažkada Lietuvos rinką, jie šitos klausimus seka, stebi ir nėra sužavėti tuo, ką mato.
Ir mano galva nėra vien tai, ką aš minėjau ankstesniuose savo komentaruose, bet taip pat yra labai svarbus aspektas ir pačių nuomininkų struktūra. Pavyzdžiui, prekybos centruose, kur nuomos kainų kritimas buvo pats aiškiausias, dažniausiai nuomininkai būdavo menkai kapitalizuoti, maži franšiziniai, dirbantis franšizės pagrindu su 10 000 statinių kapitalu arba panašių. Ir iš tikrųjų uždaryti įmonę, kuri nesėkmingai veikia tam tikrą laikotarpį ir įkurti naują, taip sakant, kaip mes Lietuvoje vadinam, padaryti Feniksą, yra be galo paprasta. Tam buvo taip pat ir tam tikros teisinės prielaidos ir šitoje vietoje irgi norėčiau su jumis pasidalinti tam tikrą pakankamai iškalbingą statistiką. Europos komisija yra paskelbusi tyčinių bankrotų studiją ir toje studijoje yra pažymėti tokie skaičiai, kad Europos Sąjungos mastu išaiškinti tyčiniai bankrotai visų bankrotų skaičiuje sudaro 4,4% visų bankrotų. Lietuvos statistika šiuo metu yra 0,33, tai yra iš visų bankrotų tik tai 0,33 bankrotų pripažįstami tyčiniais. Tai galimos dvi išvados, arba lietuviai yra be galo sąžiningi žmonės ir jeigu bankrutuoja, tai bankrutuoja sąžiningai, arba tai, kad pas mus dėl kažkokių priežasčių be galo sunkiai yra tyrimos tyčinių bankrotų bylos ir labai konservatyviai vertinami įrodymai tam, kad tyčinį bankrotą mes galėtume pripažinti tokiu. Tai Feniksai, manau, kad tikrai nepadeda ir prekybos centrų veiklai ir apskritai santykių rinkoje, stabilumui ir panašiai. Ir matyti teigiama tendencija yra tai, kad iš naujųjų nuomininkų, matyti Mindaugas čia daugiau gali pakomentuoti, kad bent jau kiek mes matom naujų nuomos sutarčių, daug dažniau ateina operatoriai, kurie turi ne vieną parduotuvę, bet turi didžiulį tinklą vakarų Europos valstybėse. Ir čia ko gero tai turėtų prisidėti šiek tiek prie stabilumo nuomos santykių. Na ir apie unikalius teismų praktikos viražus truputėlį kalbėjau. Nuomininkas silpnesnės sutarties šalis, dėl tam tikrų pakitusių ekonominių aplinkybių galima keisti arba nutraukti, arba nepriteisti tikrųjų nuostolių, nutraukus neteisėtai nuomos sutartį. Tai aš labai tikiu ir taip matosi požymių, kad šie nesusipratimai bus išspręsti aukščiausios instancijos teismuose ir turėsim, manau, kad aiškia teismų praktika. Nes bet kokia teismų praktika ir bet koks aiškumas visiškai tinka, man atrodo, abiem šalim. Svarbu, kad būtų aiškumas, kokie tie santykiai yra ir kaip jie turėtų plėtotis, vystytis, taip, kad nuomotojas galėtų prognozuoti maždaug 10 metų į priekį ir nuomininkas galėtų prognozuoti irgi 10 metų į priekį. Aišku, atmetant visą sąžiningo nemokumo arba bankroto riziką. Tai čia tiek truputėlį apie tendencijas, kurios susijusios su esamom investicijom, kalbant apie naujus projektus ir apie naujus sandorius, kurių jau yra, nors jų nebuvo 2009 metais ir labai mažai 2008 metais, tai šiuo metu jie vis atsiranda. Jų tendencijos yra be galo įdomios, iš tikrųjų atsiranda tam tikra jėgų konsolidacija. Matom, kad profesionalai jungiasi su profesionalais, tai yra apjungia kompetencijas ten, kur kas išmano geriau ir mato, kad neišmano, tai prašo pagalbos kolegų. Matom tam tikro jungimosi tarp intelekto ir finansų, tai yra lėšų turinčios įmonės jungiasi su tais profesionalais, kurie galėtų padėti išvystyti patį projektą.
profanacijos, mano galva, bus tikrai mažiau. Šiuo metu ir bankų reikalavimai yra pakankamai griežti, paties projekto parengimas, spekuliatyvūs projektai vertinami be galo atsargiai. Ir matosi, kad bankas turi patikėti tuo, kad kompetencija yra ir kad projektas gali būti išvystytas pasitelkiant patį geriausią intelektą. Minėjau, kad nuomininkų struktūra truputėlį keičiasi, nuomininkai, naujieji nuomininkai tampa, yra stipresni, yra su didesniu užnugariu ir be abejo, kad matyt šiek tiek ir išsiskirs kainodara tarp tų nuomininkų, kurie turi patikimą finansinį pagrindą ir tarp tų nuomininkų, kurie jo neturi. Ir sakyčiau, kad labai dažnai pasitaiko su esamų projektų tęstinumu, kad esami savininkai įsileidžia finansinius investuotojus į savo projektus, tam, kad projektas apskritai galėtų būti išvystytas iki galo. Be abejo, patys sandoriai yra gerokai sudėtingesni, gerokai ilgesni, negu kad buvo prieš tai. Tai yra tikrai labai, neatsimenu, kada mačiau, kad koks nors projektas jisai būtų toks, kaip būdavo 2007 metais, kad, taip sakant, perki daiktą, gauni banko paskolą ir viskas vyksta kaip per sviestą. Netgi ir pats paprasčiausias projektas, jisai galiausiai tampa tikrai sudėtingų dėl kažkokių nenumatytų trukdžių, dėl to, kad be galo visi vertina atsargiai, išsianalizuoja, prašo suvaldyti visas rizikas. Žodžiu, mes prieinam prie tokio brandesnio etapo rinkoje, kas mano galva yra neblogai. Gal ne tiek atsargiai, kiek atsakingai. Atsakingai, taip. Čia geriausias žodis turbūt. Turbūt. Optimizmas pamatuotas, vertinama atsakingai. Atsakingai, taip. Projektai turi kelią tik tai su sudėtingom ir labai patikimom schemom, ne? Kurią mes tikim. Ir tiki bankai, ir tiki galutiniai vartotojai. Tai ačiū labai mano kolegom šiandien dienai, kad iš tiesų išsamei ir, manau, plačiai papasakojo. Norėčiau jūsų pasiteirauti, ar turit specifinių klausimų, kuriuos mes čia galbūt nepalietėm, o jums rūpi? Gal panas Kamas galėtų savo nuomonę patikinti dėl tų tyčinių bankrotų, ar tas procentas, trečdalis procento atspindi objektyviai situaciją Lietuvoje? Esu tikras, kad tikrai neatspindi ir kad statistikos ko gero nepasakysiu, bet aš kažkaip man atrodo, kad tikrai gerokai daugiau negu kad vakarų Europos rodiklis, kuris yra 4,4. Ir tikrai manau, kad didesnis aktyvumas išaiškinant tyčinius bankrotus ir juos pripažįstant padėtų stabilizuoti situaciją, padėtų ir bankam neapturėti tokių milžiniškų nuostolių, kuriuos jie apturėjo ir visi kiti rinkos dalyviai, kurie nukenčia nuo to. Tai jeigu vyriausybė kovoja su šešėliu, tai čia irgi yra šešėlio dalis. Taip sakant, vagystė iš kitų, labai sofistikuota, labai, taip sakant, kartais sofistikuota, kartais labai paprasta, akivaizdi, bet vis tiek ją sunku pripažinti tyčinių bankrotų. O kalbant apie biurų projektus, kokie yra labiausiai tikėtini, gal galite įvykti tokie išankstiniai nuomos sandoriai, kaip sakant, kokie yra labiausiai potencialūs, tokie laukiantys? Galbūt tie, kurie labiausiai šiandien dienai paruošti, tai yra turi detalų planavimą, turi projektą ir turi įsivaizdavimą, ką jie darys. Tai turbūt tie projektai ir yra labiausiai tikėtini. Konkrečiai įvardinti, turbūt sunku būtų pasakyti, bet šalimais esantis projektas, kur jau padėti pamatai ir turbūt padarytas nulinis ciklas ir kur galim tęsti, turbūt klausimas yra 1-2 nuomininkų, ar ne? Tai kodėlgi jisai negali būti ir dar keletas projektų turbūt irgi pakankamai sėkmingai galėtų